radio bangų iki ultravioletą rentgeno bangų. Vieną nedidelį dalį žmogus gali matyti, yra matomas diapazonas elektromagnetinių bangų. Bet kitą diapazoną jis negali matyti, bet dabar yra labai gerai sukurti prietaisai, kurie radio bangas, mikrobangas gali detektuoti ateityje. Bet gamtoje egzistuoja terahercinio dažnio bangas, kurios yra labai sunkiai detektuojamas ir nesukurti iki šiol labai geri tų bangų generatoriai. Tai toks mūsų asimetriškas susiaurintas bandinys kaip tik gali detektuoti terahercinio dažnio bangas, kurios yra dabar aktualios ryšiuose ir radioastronomoje ir kuriant naujas saugumo technologijas. Mes matome skanuojamą atomo jėgos ir tunelinės srovės mikroskopą. Šitas mikroskopas yra unikalus, kuris leidžia matuoti jėgą tarp atskirų atomų. Jeigu mes turime plokštelę ir prie jos priglaudžiam zondą, tai šitas mikroskopas leidžia išmatuoti jėgą tarp atskirų atomų. Kai zondas skrenda po paviršių, tai mes galime skanuoti sąveiką zondo atomų su tyriamą objektų ir tokiu būdu, reiškia, mes galime gauti struktūrą tyriamą objektą. Čia ant ekrano dabar kaip tik ir matosi skanavimo rezultatas. Kiekvienam tašką sąveika vieną atomą zondą su fermentu, čia kaip tik yra pavaizduotas fermentas išaugintas biochemijos institute, kuris dalyvauja paverčiant gliukozę, pavyzdžiui, į spiritą. Tai čia kiekvienas taškas kaip tik yra atidėta atspindi, kaip zondas bėgioja per visą paviršių, atideda kiekvieną taškelį ir mes galime matyti fermentą vaizdą. Skiriamoji galia mikroskopai yra 0,3 nanometrai. Faktiškai jau galima matyti atskirą atomą išsidėstymą erdvėje. Ir be to, kadangi atomo atstumai ir dydis yra skirtinga, galima pagal gaunam vaizdą atskirti, kokie atomai yra kaip išdėstyti paviršiuje. Tokiu būdu galima jau prasiskerti mikropasaulį, turime veikiantį fermentą, pamatyti, iš ko jis susideda ir kaip yra erdvėje išdėstyti atomai. Mokslininkų nanotechnologijos, nanomorfų prasiskverbimas yra faktiškai ant sandūros gyvosios ir negyvosios gamtos. Dėl to tai chemikai, matematikai, fizikai, biochemikai, biotechnologai susijungia į tyrimo objektai ir tyrimo instrumentai pasidaro vienodi ir kiekvienas prieina iš savo žinių pusės, norėdami atskleisti didžiausią gamtos paslaptį perėjimuose iš negyvos gamtos į gyvąją gamtą. Kur yra ta riba, ar mes galėsime kurti gyvąją gamtą patys, ar tik yra čia duoda iš viršaus Dievo valia. Nanotechnologijų, nanomokslo, naujų medžiagų plėtojimo Lietuvoje reikia įkurti nacionalinį mokslo ir technologijų centrą. Toks centras po keletą metų gali atsirasti būtent čia, šalia matematikos, biochemijos instituto. Čia mes esam visai netoli nuo Europos geografinių centrų. Ir toks nacionalinis mokslo technologinis centras būtų ne tik pasididžiavimas ir kompetencijos centras Lietuvos, bet ir visos Europos. Dabar labai gerai ir matosi vaizdas, kaip yra sudarytas planas Visorio. Čia parodyti yra balti pastatyti. O šitie mėlyni tai yra dabar jau suplanuoti, kurie gali būti pastatyti. (1992 metais aš pasiūliau chaoso valdymo metodą, kuris tapo labai populiarus. Metodo idėja yra grįžtamo ryšio grandinėje panaudoti uždelstą signalą. Jeigu taip kalbėti labai paprastai, tai sistemos dabartis sinchronizuojama su sistemos praeitimi. Pasirodo, jeigu tą delsos laiką grįžtamo ryšio linijoje parinkti lygiu periodinės orbitos periodui,
tai galima pasiekti tai, kad tą orbitą galima stabilizuoti ir grįžtamo ryšio valdymo signalas virsta praktiškai nuliu. Tai yra, valdymą galima pasiekti nykstamai maža jėga. Tai su šito darbo man tikrai labai pasisekė. Dabar jisai panaudotas daugelį eksperimentinių sistemų, daug yra labai teorinių darbų. Jisai labai dabar plėtojamas šitas metodas teoretikų ir eksperimentatorių. Ir jeigu šiaip kalbėti apie pasiekimus šio darbo, tai pagal ISI duomenis straipsnis, kuriame šis metodas pasiūlytas, pacituotas 850 kartų, tai yra rekordinis citavimų skaičius parašytų, bet kokio straipsnio parašytų lietuvių mokslininkų, ir jis užima antrą vietą pasaulio mastu tarp chaoso valdymų ir netgi aplamai chaotinių sistemų. Šiaip šis metodas dabar vadinamas, tarptautinėje literatūroje dažnai vadinamas pyrago metodu, ir įsitikinti jo populiarumu galima, jeigu internetinėje paieškos sistemoje Google surinksite žodžius pyragas metod, tai gausite apie 15 000 nuorodų. Mokslo sritis, kurią aš atstovauju, vadinasi dinaminiu chaosu. Šios srities pradininkas yra amerikiečių meteorologas teoretikas Lorenzas. 1963 metais jisai nagrinėjo labai paprastą oro prognozijos modelį ir aptiko chaotinį elgesį. Šį efektą Lorenzas pavadino drugelio efektu. Drugelio efektu jis pavadino šį reiškinį todėl, kad vaizdžiai kalbant, jeigu drugelis kažkur sumojavo sparnais, tai po savaitės gali pradėti lyti arba atvirkščiai pradėti šviesti saulė. Tai paprastą chaotinį elgesį galima pademonstruoti labai paprastom fizikiniam sistemam, paprastom svyruoklėm. Taip, čia aš daug turiu tų svyruoklių. O čia yra labai paprasta sistema, kuri elgiasi ne chaotiškai, bet prastai periodiškai. Čia yra vadinamieji savaiminiai virpesiai. Taigi gamtoje yra sistemos, kurios elgiasi tvarkingai, periodiškai, bet yra ir sudėtingesnių sistemų. Tai viena iš tokių sistemų yra svyruoklė, virpanti tarp trijų magnetų pastatytų taisyklingų trikampio viršūnėse. Ir šią svyruoklę galima ne tik pademonstruoti sudėtingą chaotinį elgesį, bet ir drugelio efektą, būtent nepaprastą jautrumą mažiems trikdžiams arba pradinėms sąlygom. Tarkime, mes patraukime šitą svyruoklę į laisvai pasirinktą pradinę būseną ir paleidžiame ją virpėti. Mes matom, kad jinai gana sudėtingai chaotiškai elgesi ir aišku, kadangi čia yra trintis, po tam tikro laiko jinai sustos prie vieno iš magnetų. Chaotinės sistemos yra labai jautrios pradinėms sąlygom. Čia vat yra kitas chaotinės sistemos pavyzdys. Šis pavyzdys iliustruoja, kad čia yra dvi svyruoklės, sukabintos dvi svyruoklės, ir šis pavyzdys irgi iliustruoja ir chaotinį, ir reguliarų elgesį. Mes matom, kad išorinė svyruoklė juda gana reguliariai, o vidinė svyruoklė chaotiškai neprognozuojamai. Taigi aš sakiau, kad chaosas yra neprognozuojamas reiškinys, tai yra neigiamas chaotinių reiškinių bruožas, tačiau chaosas yra lengvai valdomas, kadangi jisai yra labai jautrus išoriniams trikdžiams. Taigi, jeigu trumpai pasakyti, tai ką mes nemokame prognozuoti, tą mes galime gerai, efektyviai valdyti. Kas neprognozuojama, tas gerai valdoma. Tai vienas iš tokių egzotinių pasiūlymų, tai yra skęstančio laivo valdymas. Tai vat, jeigu mes turime laivą, kuris jau yra prisėmęs vandens, tai galima įsivaizduoti, kad laivas ir vanduo sudaro dvi priklausomas svyruoklės ir jos virpa chaotiškai. Ir tada to laivo virpesiai yra gana didelės amplitudės, pavirpa ten į dešinę pusę, pavirpa kažkiek į kairę pusę. Bet tam chaotiniam judėjime yra maža periodinė orbita. Iš tikrųjų, yra nestabili ir mokslininkai japonų siūlo, panaudojant mano metodą, mažų trikdžių stabilizuoti tą mažą orbitą ir galima, reiškia, tokiu būdu per tą laiką, kol jis virpa mažą amplitudę, išgelbėti žmonės. Kitas, reiškia,
teorinis darbas pasiūlytas anglų mokslininkų, irgi čia yra siūlymas teorinis, Žemės palydovų valdymui. Mes žinom, kad reiškia, Žemė palydovo orbitos nėra visiškai stabilios, norint palaikyti Žemės palydovą tam tikroje orbitoje, reikalinga kažkokį tai atlikti valdymą. Tai dabar šiuolaikiniai palydovai kažkokius tai tos valdymo mechanizmus turi. Anglų mokslininkai parodė, kad mano metodas gerai tiktų šitiems palydovams valdyti. Aišku, tai tik tai teorinis darbas. 2004 ir 2005 metais Vokietijos mokslininkai, tai profesorio Pikovskio grupėje Potsdamo universitete ir profesoriaus Staso grupėje Medicinos institutė mokslinis centras Miunche Vokietijoje taip pat, pasiūlė mano metodą Parkinsono lygai gydyti. Šita liga siejasi su neuronų sinchronizacija tam tikroj smegenų dalyje. Ir tiesmukiškas sprendimas atrodytų, tai būtų panaikinti tą neuronų sinchronizaciją. Tai yra jau dabar medicinoje naudojami metodai, elektrinės, aišku, galima ją panaikinti tabletėmis, chemikalais, bet yra naudojami elektrinės stimulacijos metodai. Tai jeigu tą sritį, kur neuronai sinchronizuojasi, stimuliuoti gana aukštų dažnių, elektrinių signalų virš 100 Hz dažnių, tai pasirodo, kad tą sinchronizaciją galima sugadinti ir tokiu būdu panaikinti Parkinsono lygą. Mes esam Puslaidininkių fizikos instituto didelės galios impulsų laboratorijoje, kurioje yra tyrinėjamos unikalios medžiagos metalo oksidai. Tai yra vario oksidai ir manganų oksidai. Vieni iš jų yra superlaidininkai, o kiti pasižymi ypatingom savybėm, turi taip vadinamą milžiniškos magnetovaržos reiškinį. Šitos medžiagos yra įdomios tuo, kad jas galima panaudoti labai daugelėje greitaveikės sparčiosios elektronikos prietaisos. Šie tyrimai yra atliekami labai glaudžiai bendradarbiaujant su žymiausiom pasaulio laboratorijom. Jau gerą dešimtmetį aktyvūs mūsų partneriai yra Amerikos laboratorijos, čia šiuo atveju yra karinės laboratorijos, Hansvilyje, Alabamoje. Turime labai glaudžius ryšius, kuriuos palaikome su Švedijos, Stokholmo karališkojo universitetu. Taip pat labai išsiplėtė bendradarbiavimas pastaruoju įstojus mums į Europos Sąjungą su Europos Sąjungos šalim Prancūzija ir Vokietija. Šiuo metu mes atliekam tyrimus kartu su prancūzų vokiečių karinių institutų St. Louiso mieste ir labai glaudžiai bendradarbiaujam su Gelsenkircheno miesto taikomųjų mokslų universiteto laboratorija. Impulsiniai magnetiniai laukai, labai stiprus magnetiniai laukai, gali suminkštinti metalus, gali būti naudojami medžiagų formavimui, keisti tų medžiagų formą. Bet labai paskutiniu metu buvo nutarta, kad šitas stiprus impulsinis magnetinis laukas gali būti panaudojamas mažų palydovų išvedimui į orbitą. Pats principas veikimo yra du bėgiai. Jeigu ant tų bėgių pastatysim vežimėlį, kurisai turi metalinę ašį ir prijungsim labai stiprų impulsinę srovę, tai vežimėlis riedės išilgai bėgiais. Štai tokie bėginės vaidyklės yra kuriamos galingose valstybėse, Jungtinės Amerikos valstijose, Europos Sąjungoje. Ir Lietuva dalyvauja šitų svaidyklių, elektromagnetinių svaidyklių kūrime. Labai stiprus impulsinis magnetinis laukas yra sugeneruojamas štai šitos magnetinės rytės viduje. O pati magnetinė rytė yra patalpinama į specialų šarvą štai šioje juodoje dėžutėje. Tokiu atveju, dėliuodami, mes darom specialias sprogstančias rytės, kurios generuoja labai sudėtingos formos magnetinio lauko impulsą. Ši rytė generuoja magnetinį lauką 10 000 kartų viršyje Žemės impulsinio magnetinio lauko priekyje. Pasikeičia manganitų laidumas
Ir štai tame oscilografe mes registruojame tą atsaką, kaip magnetinio lauko jis registruoja šitam lauką. Štai tokių jutiklių prie elektromagnetinės vaidyklės reikia pridėti keletą